Šiai dienai mano veikloje tai dirbtinį intelektą praktiškai kiekvieną dieną naudoju. Naudoju keletą skirtingų įrankių ir keletą skirtingų dalykų testuoju. O dabar truputėlį apie įrankius, kokius dažniausiai naudoju ir kuriuos esu atradęs, kas man patinka. Per visus, ką esu atradęs, tai yra GenCraft. Toliau, ką aš dabar paskutiniu metu irgi visai esu pamėgęs InVideo. Ką tikrai labiausiai aktyviai naudoju, tai ClipOpus. Tai ką jis daro? Toliau yra mano pamėgtas ChatGPT. Tai viską ant GitHub Copilot. Tai va, tai dirbtinis intelektas jisai geras įrankis, jeigu jį naudojate teisingai. Už jumis jisai nieko nepadarys. Geras įrankis, kai žinai, ko tu nori.